Aš esu Neringa Trinkaitė. Jūs nesuklyskit, kartais mūsų gatvėje galite pamatyti dvi vienodas. Tai aš ten turiu savo sesę, dvynę. Bet kai man pristato, kad ateina Lieporių gimnazijos studentai, tai aš taip lengvai atsikvepiu ir sakau, ai, tai ten savi, mes važiuojam dažnai pas juos. Jie daro labai daug gražių renginių, aš prisimenu jūsų ir jubiliejų, ir jūsų dainas renginius, ir jūsų dabar sporto salėje Šiauliai lošia su berniukais, ar ne, vyrai lošėt kas nors iš čia. Tai vienu žodžiu yra ta mokykla, mūsų kaimynai, į kurią visą laiką labai malonu važiuoti. Tai sveiki atvykę į Šiaurės Lietuvos kolegiją, į paskaitą. Ir pradžioje aš pasakysiu keletą dalykų, kuo paskaita skiriasi nuo pamokos. Žinokit, dėstytojai yra 100 kartų geresni negu mokytojai. Taip? Taip. Žymi N raidės tik sau, kad jiems būtų įdomu. Paskaita trunka 1,5 valandos, pamoka 45 minutės, bet sunkiausios dienos studentam ateina tai prieš egzaminą. Tai jie tada būna pikti, neišsimiegoja, bet dažniausiai pasiseka. O paskaitų esmė, mūsų paskaitų esmė, mes studijuojame kokią studijų programą? Renginių režisūrą. Renginių režisūrą. Tai aš noriu pristatyti savo pagalbininkės. Tai prašom, prisistatykit ir pasakykit dabar savo kolegom, kodėl jūs pasirinkot ir kodėl jūs studijuojat ir ką jūs naujo čia atradot. Labai trumpai. Tai sveiki, aš esu Gabrielė, aš esu antrakursė, studijuoju renginių verslo vadybą. Čia pasirinkau visiškai atsitiktinai ir dėl to nesigailiu, nes čia yra viena atskira bendruomenė, kurioje yra labai malonu ir kiekvieną dieną sugrįžti net ir norisi. O ką apie mane gali pasakyti? Apie jūs? Asmeniškai? Nu tai jau viešai. Viešai. Maloni mokytoja, kadangi pažinojau jūsų sesę mokytoja, tai iš tikrųjų buvo susidarius tokį įvaizdį, kad jūs esate labai griežtos. Bet kai pradėjau lankyti pas jūs paskaitas, tai labai malonu ir daug sužinau kiekvieną dieną. Gerai, ačiū. Sveiki visi, aš esu Viktorija, taip pat antrakursė, studijuoju renginių verslo vadybą kartu su mergaitėm. Iš tikrųjų, mūsų grupė yra labai maža. Mes esame iš viso 5 likusios, tai nedaug nėra. Labai lengva dirbti tokioj klasėj, įsivaizduoju. Renginių verslo vadybą pasirinkau dėl savo charakterio. Čia yra mano antros studijos, prieš tai jau baigiau teisę ir valdymą Romerio universitete. Tačiau, kadangi mano charakteris yra labai atviras, mėgstu bendrauti su žmonėmis, esu organizuota, todėl nusprendžiau, kad norėčiau būti renginių organizatorė. Būtent dėl to ir pasirinkau. O esu šiaulietė, todėl pasirinkau Šiaurės Lietuvos kolegiją. Ačiū. Sveiki visi, aš Raminta, jau grupiokė, tai jau nebesikartosiu. Pasirinkau irgi renginius, nes labai mėgstu veiksmą, dažnai mėgstu būti renginiuose, kadangi traukia šį profesiją, tai ir pasirinkau. Ačiū. Na ir kampe stovi taip pat buvęs šios aukštosios mokyklos studentas. Tai kokia, Bronislavai, tavo studijų programa buvo? Multimedijos ir interneto technologijos. O Jėzau, multimedijos ir interneto technologijos. Ir kas atsitiko? Aš, dirbdama Šiaulių televizijai, šitą žmogų, kadangi susitinkam, pasikviečiau į darbą, į televiziją ir dabar jį kankinu. Jau kiek? Kada pradėjai dirbti? Pradėjau dirbti rugsėjo 4 dieną. Rugsėjo 4. Tai dabar, Bronislavai, pasakyk, studentai sako, kad viskas gerai, o kai tu atėjai į darbą, atėjai dirbti televiziją, kokie įspūdžiai buvo patys pirmieji? Ko tave išmokė aukštoji mokykla ir ko tavęs visiškai neišmokė? Mane aukštoji mokykla išmokė, kaip kamerą užsidėti ant peties. Pirmas įspūdis galiu pasakyti taip, gal keistai nuskambėjęs. Atėjęs televiziją, jaučiausi, lyg aš nieko nemoku.
Iš tiesų, praktika daug skiriasi, kurią teikia tiek kolegija, tiek televizija. Šiuo atveju gerai buvo ir ten, ir ten. Turbūt geriausia televizija, ten kankina bent jau. Aš kankinu. Taigi, o kodėl tai ne apie mūsų darbo peripetijas, bet apie viešą šiandien paskaitą, kurios mūsų pagrindinė tema yra viešas kalbėjimas ir interviu. Ir aš peržiūrėjau archyvus Lieporių gimnazijos ir kitų mokyklų, ir kitų įstaigų. Tai kaip mes, žurnalistai, imame interviu. Šiandien mano pagalbininkės bus mano studentės ir mes pakviesime jūs, tarkime, tarti keletą žodžių. Bet iš principo yra esmė ta, kad mes atrodo gimėm ar ne, nusakom, ką tu čia mokai mūsų to viešo kalbėjimo. Taigi gimėm, pradėjom tarsi pirmą garsiuką, pirmą balsiuką, ar ne, pirmą žodį, mama, tėtis. Ir mes jau mokame viešai kalbėti. O dabar pasakykit, kam iš jūsų yra tekę viešai kalbėti, tarkim, mokyklos šventės metu, prieš auditoriją, ar su žiniasklaida buvo susitikę, kam yra tekę viešai kalbėti? Ar renginį vesti? Taip, be abejo, vesti renginį, ar ne? Na, kaip jautėsi? Gerai. Ar nebuvo jokių fizinių pojūčių, tarkim, rausta skruostai, drėksta rankos, dreba koja truputį? Kas? Širdelė drebėjo, o po to lengva pasidarė. Aš visą laiką sakau, ir jums sakau, ir studentams sakau. Išmokti viešai kalbėti drąsiai, raiškiai, įtaigiai yra 99% darbo ir tik tai 1% talento. Atsakykit man į klausimą, kas yra charizmatiškas žmogus? Kas? Galit kokią žvaigždę pasakyti Lietuvoj? Pavyzdžiui, kas yra charizmatiškas žmogus? Pavyzdžiui, Marijonas Mikutavičius, jums charizmatiškas ar ne? Ką? O džiazų? Ta, kur lūpas papučiate? Charizmatiška. Tai aš jums pasakysiu vieną paslaptį. Charizmatiškas žmogus, kai gimsta, jis turi 50% charizmos. 50% jis užsiaugina, augdamas, mokydamasis, dirbdamis ir taip toliau. Šiandien aš jums pateikiu 4 pavyzdžius žmonių, kurie neva bandė kalbėti viešai. Ir pirmiausia, noriu pristatyti patį populiariausią dalyką. Tai kai mes patys, kadangi dabar internetas visagalis, ar ne, ir mes visuose YouTube'uose ir Facebook'uose esame ir pasakojame vienas apie kitą, ir kad viešas kalbėjimas, tas, kuris išplaukia, kartais gali tapti parodija. Noriu parodyti šiandien, galim mes paspausti dabar jau filmuką, pažintys. Gal yra kas nors iš jūsų matę jį, bet aš noriu pasižiūrėti, kaip nereikia daryti. Niekada. Moteris ir merginos. Mano vardas Andrius. 38 metų. Šiame tinklalapyje susikūriau savo anketą, turėdamas tikslą susipažinti su moterim. Ir mes, jeigu tiktume vienas kitam, sukurti labai rimtus santykius, vadinamus vedybiniais santykiais ir gyventi kartu. Gimiau aš 1973 metų, lapkričio mėnesį. Jaunesnis už mane 2 metų. Esu baigęs Kauno technologijos universitetą, visas 3 studijų pakopas, pradedant bakalauro studijomis, baigiant daktaro studijomis ir esu įgijęs mokslo daktaro, technologijos mokslo daktaro mokslo laipsnį, mechanikos inžinerijos mokslo kryptyje, technologijos mokslo srityje. Dirbu, teko dirbti įvairiose
darbovietėse. Būdamas studentu dirbau pardavėjų kioskelyje. Baigęs bakalauro studijas dirbau konstruktoriumi braižytoju. Taip pat baigęs doktorantūros studijas dirbau universitete dėstytoju. Dirbau Klaipėdos universitete, pradėjau lektoriumi, darbą lektoriaus pareimuose, vėliau laimėjau konkursą ir dirbau docento pareimuose, ir taipogi dirbau mokslo darbuotojų pareimuose. Turiu seserį ir tėvą. Gyvenu pas tėvą šiuo metu. Kokios moteris man? Ideali moteris man būtų moteris baltaplaukė, ilgaplaukė, mėlynakė, arba geltonplaukė, ilgaplaukė, mėlynakė, arba pelenų spalvos plaukai, ilgi plaukai ir mėlynos akys. Pelenų spalva turima galvoje panašiai pilka spalva ir panaši į sudegusių malkų krosnyje pelenus. Būtent gal aiškiau bus pilka spalva. Be abejo, ideali moteris, be abejo, nuo idealo galima laisvai nukreipti. Nei per daug apkūni, nei per daug liesa, vidutinio apkūnumo. Taip pat norėtųsi, kad moteris turėtų darbo vietą arba kitokį pajamų šaltinį. Trečias lapas. Laukiu laiškų, žinučių. Tai dabar labai trumpas komentaras. Štai viešas prisistatymas, viešas kalbėjimas visam pasauliu, ar ne? Kokią nuomonę? Man keista. Jūs tiktumėt? Aš tai idealiai. Apibūdinimui, tai čia labai viskas. O kas iš pradžių prajuokino, o po to pasidarė truputėlį gėda už šitą žmogų? Dėl ko? Nu, jaunime. Mergaitės. Na, vyrai. Negalima. Jeigu negali dainuoti, nedainuok. Jeigu tu tampi patyčių objektu, tai reikia tą įvertinti. Ir viešas kalbėjimas, interviu, kartais mums patiems pakiša koją. Kodėl? Neapgalvota, nepasiruošta ir neįvertinta. Vargu bau, ar jis pasižiūrėjo, kaip jis atrodo. O žmogus, matote, 3 aukštieji, pakankamai protingas. Tai čia yra pavyzdys paprasto mūsų kasdieninėme gyvenime sutikto žmogaus. Bet dabar aš noriu mesti akmenį į savo daržą ir parodyti jums profesionalą, žurnalistą, laidų vedėją, kaip negalima elgtis. Jij had een normaal leven daarvoor en toen plots kom je uit narcose en dan merk je dat het leven niet meer hetzelfde zal zijn. Hoe reageer je daar dan op? Ja, eerst een heel veel ongeloof. Ongeloof is eigenlijk het juiste. Excuseer. Ongeloof is eigenlijk het juiste woord op het plekken hier aan hier. Dat was bij mij zo'n eerste gewaarwording en ik dacht dat kan niet,
nebe laida, ar ne? Įsivaizduoju? Ja, ik probeer dan terug je toekomst. Excuseer. Excuseer, dames en heren. Dat betekent ook dat bijvoorbeeld seksualiteit ook een groot probleem bijvoorbeeld wordt. Maar mijn vriend heeft het gewoon gedaan gemaakt. En ik neem hem daar ook niet aan. Het feit als je met seks omgaat, is dat niet alleen het fysieke dat maar ook soms met de lieve woordjes. Laidos metu. Įsivaizduokite čia mane taip. Excuseer, op de mensen thuis met excusie voor ik. We hadden een vraag uit het publiek. Ja, meneer, je had een opmerking. Ik heb het zelf. Ik ben vrij eenvoudig en je hebt ook gekwetst gedaan van de stemman. Maar ik vind het vrij ergerlijk, meneer. Om uitgedacht te worden vlak zoals je niet kan Dat is inderdaad. Het wou mij gewoon. Er waren nog indicaties voor. Normaal gezien kan ik mijn programma altijd rustig voorbereiden met de praatgast. Die avond kon Van Heijer zogezegd niet op tijd zijn. Plots stond de voltallige... Jis nustemba, kodėl žmonės išeina. Tai pirmas pavyzdys buvo pažintis, ar ne, kaip mes, tarkime, leidžiame savo kasdienybei labai daug apie save papasakoti, turime tikslų. Antras pavyzdys yra labai konkretus, turėtų būti, bet aš negaliu jo pavadinti profesionalumu. Jūsų nuomonė, ką turėjo daryti laidos vedėjas? Be abejo. Taip, reiškia ir po to šitą filmuotą medžiagą, jinai yra pakankamai sena, jam turbūt ko gero sugriovė karjerą. Todėl, kad publika išskirtinė ir mes savo darbe, ir jūs gyvenime susitiksit su labai skirtingom grupėm žmonių. Tai tokio neprofesionalumo, tai yra iš pradžių lyg ir juokinga, o po to man tai jau, kada rodau studentam, pakankamai jau graudu ir net pikta. Na ir paskutinis turėtų būti apie ką šiandien mūsų paskaita, apie interviu. Jūs turbūt esate žiūrėję klausimėlį ir galvojat, kokie kvaili tie žmonės Lietuvoje, nežino, kas pirmas karalius ten Lietuvos, arba ten iš kur atsiranda žvaigždės ir panašiai. Tai mes, žiniasklaidos atstovai, labai dažnai važiuojame, reiškia, mūsų darbas toks yra kalbėti, bendrauti su žmonėm ir dėmesio į ekraną, kur aš jums sakiau paskaitos pradžioj. 99% darbo ir tik tai 1 talento. Tai dabar turėtų būti apie mergaitę, kuri dirba savivaldybėje. Taip. Tik vedėja, prašom interviu. Laima Griauslydė savo ruoštų prašo laiko pasirengti atsakymams. Žinoma, prašom, palauksim. Laukiam. Vedėja ruošiasi. Rašo. Mes neskubinam. Pagaliau galima pradėti. Vedėja, mus labai domina, kaip jūs patekote į vedėjos postą po ponios Marijos. Iki ponios Marijos aš dirbu šiame skyriuje kaip vyriausia specialistė ir susiklosčius tokiai situacijai buvau laikinai perkelta ir šias pareigas einu laikinai esant tarnybinei būtinybei. O sakykit, ar yra galimybė, kad jūs pasiliksit nuolatos, ar reikalingas konkursas šiai vietai užimti? Na, tai ne nuo manęs priklauso, ar aš pasiliksiu nuolatos, o konkursas, žinoma,
Aš išvykus. Ne, ta prasme, konkursas tai... Ar būtinas įsivaizduosiu? Čia žurnalistam yra laimė filmuoti tokį vaizdelį. Čia jau yra toks saldainis. Aš įsivaizduoju, ar reikalingas konkursas į vedėjos vietą, ar nereikalingas. Ar jūs kaip buvusi vyriausia specialistė gali tiesiog būti pervesta čia, ar ne? Tai aš kaip laikinai esam tarnybinė būtinybė, taip, galiu į šias pareigas. Be konkurso. Be konkurso? Be konkurso. O, pavyzdžiui, ar buvo tartasi su administracija, su administracijos direktoriumi, kad jūs, pavyzdžiui, yra galimybė, kad nuolatinę pasidarysit? Ar kiek laiko gali būti laikinos pareigos? Laikinos pareigos tai gali būti iki metų. Iki metų. Taip, iki metų. Kaip sakykit, o kokie jūs yra santykiai su mero patarėja Edita Gudišauskienė? Mes žinom, kad jūs kaiminystėje gyvenate ar bendruomenę dabar dar. Taip, Gudišauskienė jau yra buvusi mūsų Lampėdžių bendruomenės pirmininkė. Šiuo metu jinai jau nebeina šitų pareigų ir aš ją pažįstu. Jau nuo senų laikų. Jūs taip pat esate iš Lampėdžių, taip? Aš taip gyvenu Lampėdžiuose. Tai jūs siekas kaiminystės ryšiai, ar draugystės, ar tiesiog kaip bendruomenės narės? Na, esam bendruomeniniais ryšiais siejamos. Per bendruomenę? Taip. Taip. Kadangi mūsų Lampėdžių bendruomenė tai yra tikrai glaudi tokia, tai natūralu. O sakykit, kiek metų jūs dirbate šitam skyriui? Šitam skyriuje jau vienerius metus 2 mėnesius. Iki šitų pareigų. O prieš tai? Tai ir yra, kad iki šitų pareigų dirbau 1 metus ir 2 mėnesius. Kaip vyriausiai specialistė? Kaip vyriausiai specialistė. O dabar pasakykit, kas tokio aktualaus iš jūsų palėga, sakykit, iš aplinkos, kuris šiuo metu Kaune, kas yra aktualiausia? Problematiškiausia, sakykime. Na, šitą klausimą dabar šiuo metu neatsakysiu jau. Tai turbūt apie viskas. Kodėl? Ar nieko nevyksta kažkas? Ne, vyksta, viskas vyksta, tik tai reiktų šitos klausimus ne šiuo laiku uždavinėti. Kurią prasme nesupratau? Kuo netinkama šis laikas? Ačiū. Kada žiniasklaida pagauna kokį politiką švenčiantį Kalėdas viešoje įstaigoje ir jeigu jis bėga laiptais arba bėga per gatvę, tai žinok, žiniasklaida bėgs iki pat galo. Ar jie batus pamesto, ar ten lietus lytų. Žiniasklaidai va tokie pokštai, tai yra pats skaniausias dalykas. Jis gali žiniasklaida, jeigu jie nusikeiktų, nusispjautų, tai būtų ir įdomu. Užtat, kada mes kalbam apie interviu reikia ruoštis. Ir niekas nebūtų buvę blogai, jeigu ta ponė būtų ko paprašiusi. Atsiųskite klausimus raštu. Ir jeigu dabar žmogus, aš dabar klausiu, pavyzdžiui, jūsų, kas jums svarbiausia yra, jūs kurioj klasiai? Pirmoj B. Tarkime, jūsų, kokie svarbiausi darbai jūsų kaip pirmos B klasės gimnazistės laukia, tarkime, per pastarąjį mėnesį, ateinantį? Kokie darbai pagrindiniai mokslo? Tai įvairius kontroliniai įvairių dalykų. Taip. Savarankiški darbai, laboratoriniai darbai. Puiku. Ką atsako specialistė, kai sako, kas dabar aktualu yra Kaune mieste? Ką pasako vedėja? Aš dabar negaliu atsakyti šitą klausimą. Tai mes šiandien pabandysime pažaisti šiek tiek interviu. Ir mano studentės yra pasiruošusios. Jums, kol Bronio, galėsim kamerą pasistatyti? Taip, ir kadangi jau mes esame iš televizijos, mes be kamerų negalima, ne?
Tai mes pasiėmiau kolegą ir mes dabar pabandysime pafilmuoti mano studentus, o po to pabandysime pafilmuoti ir jūs. Tinka? Drąsiau. Tai truputėlį, dabar aš noriu, kuri pirma? Viktorija. Atvirkimo. Mes vakar kalbėjome apie vieną labai svarbų dalyką, tai apie, kada žiniasklaida atvyksta, tarkime, į jūsų mokyklą arba į kitą įstaigą, kur vyksta renginys, vyksta, tarkime, krepšinio varžybos, vyksta įvykis, konferencija. Paprastai mes atvažiuojame dviese. Tai yra redaktorius ir yra operatorius. Redaktorius turi turėti rašiklį arba diktofoną ir lapelį, operatorius turi turėti visą amuniciją. Ten yra pakankamai didelis krepšys. Tai yra stovas, kamera ir visa kita. Kadangi mes važiuojame dažniausiai siužetą kartais susiderinę, kas yra tas dalyvis, reiškia, kas kalbės, mes jau žinom. Bet kartais būna interviu ir visiškai atsitiktinių. Aš pamatau įdomų žmogų, prieinu ir sakau, atsiprašau, aš esu Neringa iš televizijos, aš norėsiu jūs pakalbinti. Ir žmogus sako taip, jeigu jisai sako ne, tai be jokios abejonės mes jo nekalbinsim. Bet aš noriu truputėlį jums pasakyti apie siužeto rengimo struktūrą. Štai mes su Bronislovu išvažiuojame į Lieporių gimnaziją 10 valandą. Mes prieš tai žinome, kad vyksta renginys ir susiskambiname ir sakome, kas kalbės. Na, sako man, tas kalbės, direktorė kalbės, mokinys kalbės, mokytoja kalbės. Tada aš kaip žiniasklaidos atstovas sakau, o gal galima interviu anksčiau, nes mes visą laiką labai skubam. Mes negalime filmavimo metu praleisti daugiau negu 3 valandas, jeigu mes rengiame siužetą. 1,5 valandytės. Galime taip, kaip jūs sugaišite čia pas mus. Taigi mes atvažiuojame anksčiau, tarkim, be 15:10. Tai man pradeda vesti. Kalbės tas, kalbės tas, kalbės tas. Tai aš tada sakau, ar bijai? Taip. O aš sakau, nebijok. Aš su žurnalistais beje draugauti labai negalima. Žinot, kaip yra? Ne? Sako, šypsosi dantis, o parašys, ką nori. Taip? Tai mes, kada žmogų kalbinam paprastai ir pademonstruosime, jums kalbinam pasistatę paprastai, nesėdint, jeigu tai yra ne laida, jeigu tai yra trumpo žinios, tarkime, ar ne? Tai pakalbinę, tarkim, aš Viktoriją galiu kalbinti, na, jeigu žiniose stengiuosi kalbinti kokias 3 minutės. Pasakykit, kiek tai yra sekundžių? 180. Kaip galvojat? Kiek Viktorijos aš galiu įdėti, taip netaisyklingai pasakiau, bet suprantamai, kiek jūsų nuomonė aš galiu įdėti jos pasakyto interviu? Kiek? Maksimum. 20 sekundžių. Nu, 24 paprastai taip yra. Iki 24-25. Jeigu jau 30, tai jau yra truputėlį atsibosta. Tai reiškia, iš to iškalbintojo 180 sekundžių, ką aš turiu parėjusi į televiziją daryti? Sukarpyti ją. Mes taip sakom, kalbėkit, mes su jumis čik ir sukarpysime. Aš turiu ką iš jos paimti? Esmę, kur jinai nusišypso, kur jinai nebesijaudina. Paprastai pirmųjų žodžių mes niekada nededame, nes žmogus jaudinasi. Ir aš visą laiką, kada žiūrime į kamerą, aš sakau, žiūrėkit į mane, aš jums atiduodu gerąją energiją, nežiūrėkit į kamerą, nes kamera jūs baugina. Bet žiūrėkit, kartais aš turiu, nu, prasta mano pašnekovė yra šiandien Viktorija. Ir yra tokių žmonių, kada mes grįžę sakom, nieko gero nepasakė. Tai ką mes tada darom? Mes ją sukarpome kartais į 2 dalis. Vat jinai pasakytų šiandien. O šiandien nukerpu. Čia kokios 5 sekundės. Ir tada pačioj tų 180 sekundžių pabaigoje jinai sako, išaušo gražus rytas. Ir mes juos sujungiam. Matot, kokie mes galingi? Jeigu jinai sakytų savo interviu, tipo, jūs čia susirinkote, tipo, prašom sėsti, tipo, nu čia tavo parazitas, aš užtad ir sakau, tipo. Ką mes kartais televizininkai padarome? Iškarpome tuos tipo ir padarome gražią kalbą.
Užtat visą laiką sakome atvažiavę, nesijaudinkit, mes jūs padarysim taip, kaip priklauso. Taigi, žiūrėkite, mes parsivežame juodos medžiagos, interviu, aš tada sėdžiu, susirašau nuo kurios sekundės iki kurios sekundės, rašau tekstą tarpuose, ar nematot, kaip žinia žiūrite. Ir tada einu pas montuotojus ir mes sumontuojame ir išleidžiame žiniose siužetą. Bet kartais, ką mes jums šiandien parodysim, mes žurnalistai taikome tokią gudrybę, kuri yra dabar labai populiari, tai yra toks vadinamasis, vėlgi ne lietuvių kalba, stand-upas. Tai yra pristatymas. Vietoj to, kad vienos kokios pastraipos aš parašyčiau raštu, aš tiesiog pati nusifilmuoju, laikydama mikrofoną ir pasakau renginio esmę. Supratot, kas yra stand-upas? Pavyzdys. Jeigu žiūrėjote TV3 sekmadienį berods rodė laidą, tokia yra žurnalistė Svirnelytė, apie medų kalbėjo. Tai pati žurnalistė sėdi prie stalo ir sako, išaušo pavasaris, reiškia medus, labai sveika, o jeigu dar į medų dėtumėm cinamono, ten iš vis yra vaistas ir nuo sveikato šaltinis. Ir po to prasideda siužetas jau apie ką? Laukas, avilys, matome bitininką, jis atkelia dangtį ir taip toliau. Prieš kokius 5 metus paplūdo Joniškis potvynis atsirado pavasarį. Važiuoja žurnalistas, žinot kur? Traktoriaus priekabui. Maišai sudėti smėlio ir jisai sako, netikėta, neregėta, kur Joniškyje vandens iki kelių, todėl mes važiuojame traktorė su guminiais batais ir pasakoja, ką ten aplieja, kokios žalos bėdos pridarė. Tai kadangi mes truputėlį repetavom, bet nežinau, kaip jums sekėsi, čia viskas vyksta iš esmės ekspromtu, nes mano paskaitose ir apskritai gyvenime yra vienas pagrindinis dalykas. Kūryba, kūrybiškumas gali nugalėti pasaulį. Ir šiandien tie žmonės, kurie yra šalia manęs, jie geba interpretuoti. Mes kartais mokame, išspausti vašką. Gerai. Tai dabar aš noriu, kad jau tu turėtum mikrofoną ir parodytum, kai tau sekėsi namų darbai. Aš nežinau. Gal aš... Man reikės pašnekovo, ar ne? Ne, tai dabar tau stand-upo reikia. Tiesiog. Taip. Bet aš jau turiu žinoti, ką aš kalbinsiu. Nesvarbu, dabar stand-upus padarom, o paskui paimsim pašnekovą. Ką tu rašais? Jo, visos 3 atskirai. O ką mes dabar sakykit, kaip jums patogu, taip? Man svarbiausia, kad mokiniai matytų mergaitę. Kur gražesnis vaizdas iš nugarės. Bronislavai, atsisukęs truputėlį pasakyk, kodėl svarbu yra, kur mes žmogų pastatom, kai kalbinam. Kaip žmogus turi būti. Kartais mes parsivežam žmonių mėlynų arba žalių. Ką reiškia mėlynas žmogus parvežtas į televiziją? Na, veidas mėlynas arba žalis. Reiškia, kad žmogus yra. Ne. Subalansuos spalvas yra svarbu. Kaip suprasti? Kiekvienoje atmosferoje yra skirtingas apšvietimas. Tiek lauke, tiek viduje nerasi to paties. Nebent prisistatysit labai daug profesionalių šviesų, ko šiuo atveju nedaro žmonės, ypač televizijose. Neversus dalykas. Tai ką mes darome, tai įprastai nešiojamės ar tai baltus lapus, ar tie, kurie jau išmano, jie net baltų lapų jau nebereikia, jie jau žino temperatūras, ką reiškia ir jie supranta, kokioje aplinkoje esame. Na, blogiausia atveju, jeigu mes balto lapo neturėtumėm, aš taip daryčiau. Veikia. Aš irgi pasirašiau. Mes turime turėti baltos spalvos. Be esmės niekur. Tai lapą galima turėti. Taip, arba lapą. Tai dabar mes, Viktorija, jums norime nusistatyti, kad būtų patogiau, duodam mikrofoną. Ir jinai turi paruošusi, stand-upas turi būti trumpas, negali būti ilgas. Žinių siužetas paprastai yra kokių 2 minučių, tai 120 sekundžių. Kartais galime padaryti ir ilgesnius. Aš kartais sapnuoju. Gerai, atsistokite į vietą, aš paduosiu jums, aš dabar esu ta juodadarbė. Tau nereikia žinoti, ką pasako, va.
Aš labai stengiuosi. Yra tekę kalbinti Sabonį. Tai galiu iškart paskleist paslaptį. Gerai, kai turit aukštą stovą, bet blogiausiu atveju galima sužaisti tokį triuką. Pasistatot, susilygiuojat ir va, jau gavot kokį 20 cm, bet Sabonį turbūt vis tiek nepasieks. Sabonį reikia su dronu filmuoti. Jeigu pasisekė. Na, Viktorija, kaip jūs jaučiatės? Bijau. Na, jeigu žaidi su savo plaukais, tai yra vienas iš baimės elementų, tai... Ne, aš bandau susitvarkyti, kad greičiau atrodytų. Kai aš pakalbinu žmonės, man dažniausiai skambina ir sako, kada rodysit? Sakau, šiandien. O, Jėzau, nežiūrėsiu. Žmonės stengiasi į save nežiūrėti. O televizija sendina ir storina. Čia mergaitės ir moteris. Ir mes kartais, kai atvažiuojame, tai labai dažnai pasako, Neringa, padarykit mane jaunesnę ir netokią stambę. Tai aš sakau, gerai, tuoj padarysim. Aišku, aš nieko nedarau, nes neįmanoma, yra nenormalu. Bet mes visą laiką stengiamės ką padaryti. Pamatyti, kaip žmogus atrodo. Įsivaizduokite, esu filmavusi, ar galite truputėlį jūs greičiau, jau, nes man čia yra tik žaidimas. Taip? Tai esu filmavusi vyskupą. Ir vienas plaukas buvo taip. Paskui mes tą plauką. Aš tokia maža, tokia aukšta labai gerai. Tai pirmiausia, dabar yra stand-upas. Pirmiausia, Viktorija, matot, studentai nebeklauso manęs. Pirmiausia yra stand-upas. Kamera jau Bronislavas žino, dirba televizijoje. Niekada imant interviu negali būti dviejų žmonių, jeigu mes filmuojame žinias. Tai dabar yra stand-upas, po to tu darai, kaip aš moku, pertrauką, ar ne? O po to jau kalbinsi, bet tik tada, kada Bronislavas nusistatys kamerą jau jais. Gerai? Aš iš tikrųjų vykdžiau operatoriaus nurodymus, kad pasikviesti pašnekovą. Gerai, atsiprašau, kad nepargriūtų. Dėmesio. Nežinau, ką jinai pasiruošė, ar jai 10-tukas bus ar 2-tukas. Aš slėpiuosi. Tada pažymys mano, aš čia pažymė, aš galvoju, kad čia žaidimas savanorystės pagrindais. Na, pasiruošusi? Ne. Ne? Kodėl? O tu pasiruošęs? Aš pasiruošęs, aš jau filmuoju. Jau filmuoji? Gerai, aš tada dar kaupiuos. Reikia suvaldyti savo emocijas. Gerai. Šiaurės Lietuvos kolegija atvėrė duris moksleiviams. Galiu pradėti iš naujo. -1 balas. Nes susikaupimo kol kas nematau. Šiaurės Lietuvos kolegija atvėrė duris studentams. Ar žinot, kad dabar jinai klys visą laiką? Neklys. Gerai, neklys. Susikaupiam dėmesio. Sumutinu. Nu, plius tas balas kažkaip. Šiaurės Lietuvos kolegija atvėrė duris moksleiviams. Ar esate kada užklupti netikėto žurnalisto, jūsų prašė pasakyti keletą žodžių, interviu duoti? Kokie jausmai apėmė? Aš iš patirties galiu pasakyti, skruostose raudonis, sudrėkusios rankos, nežinau, kur laikyti rankas, kur dėti, kur žiūrėti, ką sakyti. Pažįstamas jausmas, ar ne? Šiandien pabandysime išmokti interviu davimos subtilybių. Nu, paplokit. Aš vakar nesirašiau, matosi. Blogai? Kaip jautiesi? Manau, kad galiu geriau. Supratau. Labai gerai. Tobulumui ribų nėra. Aš noriu Raminta pakviesti tave. Kaip tau seksis? Kaip galvojat, čia lengva ją mokytis, paskui pasakau, šiaip ką aš žinau. Truputėlį matote, ką turime daryti. Žmogus keičiasi, ar ne? Tai ką mes turime paprastai daryti?
Kaip ir kiekvienoje situacijoje, jūs visada ištardami viešą žodį, jūs turite susikurti gerą aplinką ir gerai jaustis. Niekada, kad neatsidurtumėt vedėjos vietoj, netikėtai užklupti. Na, aš paprastai kalbėtojams sakau, kad viskas yra gerai, svarbiausia nusiraminti ir ką reikia daryti. Įkvėpti, iškvėpti, įkvėpti, iškvėpti, smakriukas aukščiau, pečiai atmesti ir mes kalbam. Prašom. Šiandien Šiaurės Lietuvos kolegija atvėrė duris visiems moksleiviams. Turbūt kiekvienam tekę gatvėje būti užkalbintam netikėtai žurnalisto ir prašyti pasakyti porą žodžių. Kiekvienas tikriausiai pasimetėte ir nežinote, ką atsakyti. Daugeliui tai pažįstamas jausmas, todėl nenustebkite ir niekuomet nepasimeskite. Ji padarė vieną klaidą, labai greitai, taip užbaigė, bėg greičiau tą vietą. O ką mes turime pasakyti visada, kada dirbame su pašnekovu? Kada jis baigia frazę arba žinių diktorius, jis pavyzdžiui sako, išaušo pavasaris, čia yra pabaiga, ir jis turi žiūrėti dar į kamerą ir suskaičiuoti 1, 2, 3. Nes dabar, pavyzdžiui, mes kai žiūrėsime juodą medžiagą, tu ir būsi jau ir mikrofonas nusuktas, ir veidukas nusuktas. Ar girdėjai? Taip. Gerai. Tai prašom. Tai gal moksleivis tiesiog. Matiškai. Namų darbas. Nuo mokyklos vaikų nebežinau, kad jos visada yra tikrinamos. Nusistatykim, neskubėkim. Mikrofoną įsijungti, atjungtas. Tikiuosi įjungtas. Aš nežinau pasakyti. Įjungtas, aš matau viską. Palydai tą kailį. O jeigu būtų įjungtas, aš jau pasakyčiau. Palauk, tai dėlioju žodžius galvoju. Dėlė. Žinokit, žiauriai nemalonus jausmas. Sveiki, mes šiandieną esame Šiaurės Lietuvos kolegijos. Ne. Gerai. Sveiki, šiandieną mes esame Šiaurės Lietuvos kolegijoje. Šiandieną yra atvirų durų diena. Taigi pas mus yra daugybė moksleivių ir mes šiandieną juos pakalbinsime ir išmoksime kelių gudrybių apie žurnalistiką. O dabar Viktorija. Aš taip supratau, kad tu jau įsirinkai žmogų, ne? Kuris pabandys ir ačiū tau, kad sutikai, jeigu kas nors norės iš... Dėstytoja liepia šitaip laikyti ranką. Taip, nes labai svarbu yra neprikišti žmogui paprastai, kai mes pradedame, kai imama interviu, pašnekovas griebia mikrofoną ir liktai nori, užtat mes turime šiandien dainininkų ir va taip laikančių, ir taip laikančių, ir taip laikančių. Žmonės, kada nemoka elgtis su mikrofonu, jie nevalingai nežino, ką su juo daryti. Šneka liktai vieną pusę, o su mikrofonu reiškia žaidžia ir panašiai. Todėl mes laikome mikrofoną alkūnės lygmenį, žmogui neprikišdami, o jeigu mes dirbame rimtesnį darbą, tarkime, projekto filmavimas arba laidos, mes mikrofoną ką darom, Bronislavai? Prisegame, kad žmogus jaustųsi geriau. Nes šitas, tarkime, mikrofonas, na, žmogų erzina, žmogų nervina, jis galvoja, Dieve, ką aš pasakysiu, aš dabar tikrai suklysiu, dabar aš nusišnekėsiu, o dabar pradeda dar galvoti, kaip jis atrodo ir panašiai. Tai, kad taip neatsitiktų, mes, reiškia, kartais prisegame mikrofoną, jis atsisėda, atsipalaiduoja ir užsimiršta. Tada mes tampame draugais ir neva pasakoja, kaip sesiai, broliui, mamai, draugui ir panašiai pažįstama.
Tai dabar jau mes turime žmogų, kuris nėra pasiruošęs. Tai, bet aš tikiuosi, kad tai bus žaismingas, gražus pokalbis, ne kaip vedėjos tam Kaune užkluptos. Einu aš į tolį, pasižiūrėsiu, kaip jūs atrodot iš toli. Na, o prašom. Aš turėčiau pirmiausiai klausimą pasakyti mikrofoną, ar ne? Yra Viktorija, bet tą pusę šiek tiek. Taip, ne? Šiaip, jo. Pamatysiu aš tai. Ai, čia aš jau. Ai, man taip, ne? Taip. Ai, kad aš žiūrėk, jo, labai gerai. O man žiūrėti kamerą? Į mane. Žiūrėk į mane. Mes paprastai sakom, kad žiūrėtų į žmogų, ne į kamerą. Ir kamerą užfiksuoja. Geriau bus, ne? Gerai. Nežinau, kaip klausimą dabar suformuluoti. Nu, Viktorija, tokių žodžių nežinau, negalima, ne, galbūt mes jau esame juos išmetę iš savo leksikono. Prašom. Kalbinu Jurgitą. Jurgita, gal gali šiek tiek papasakoti apie save ir kodėl atėjai į Atvirų durų dieną? Taip, aš mokau Šiaulių profesinio rengimo centre. Į Šiaurės kolegiją atėjau ir būtent į šią paskaitą, todėl kad šiaip domėjausi tokiais dalykais ir prieš ateinant aš jau žinojau, kad čia tikrai bus kažkas įdomus ir todėl tikrai neatsisakiau tokios galimybės čia ateiti. Tai todėl... Puiku, labai smagu, kad atėjai čia pas mus. Sakyk, koks tavo įspūdis iki šiol? Ta prasme, prieš ateinant... Turiu galvoje apie šią paskaitą. Šiaip čia yra tikrai geras dalykas kiekvienam ir jeigu būtų tokia galimybė kažkam rekomenduoti, kad tarkim dar sykį šitą paskaitą tikrai rekomenduočiau savo draugams, nes čia gali išmokti daug ko ir, ta prasme, viešo kalbėjimo ir visa informacija yra tikrai naudinga žmogui. Sakyk, ar svarstytum galimybę studijuoti Šiaurės Lietuvos kolegijoje? Atsižvelgiant į tai, į visą atmosferą, atsižvelgiant viską tikrai norėčiau ir tikrai mielai svarstyčiau tokią galimybę, jeigu, tarkim, neturėčiau jau ateities planų arba, tarkim, kiltų mintis dar sykį kažką studijuoti, tikrai pagalvočiau apie Šiaurės kolegiją, nes čia tikrai gera atmosfera. Ačiū tau už pokalbį. Ačiū. Ar geriau kalbėjo negu Kauno ponia? Daug geriau. Ačiū tau labai. Kaip jautiesi? Aš gerai, viskas labai faina, aš tikrai, bet kai sudėjom juoktis, tai kažkaip ne. Žinot, mes darome vieną klaidą ir Viktorija ją šiandien darė keletą kartų. Mes negalime juoktis niekada iš savo nelaimės, nesėkmės ar panašiai. Žinote, kada mes galime juoktis ir juokinti kitus? Klaunas gali verkti, bet publika juokiasi. Tai kada mes suklystam, mes turime vengti ir studentams sakau, tokių kelių dalykų. Negalime juoktis, menkinam. Jūs visą laiką galite geriau sakyti. Iš naujo, aš pakartosiu. Nes jūs kalbat iš savęs. Jeigu mes dabar tavęs pradėčiau kalbinti, pavyzdžiui, apie pabėgėlius, tavo interviu būtų šiek tiek kitoks, ar ne? Bet apie ką kalbina Viktorija? Lengviausia visada yra kalbėti, ką mes patys esame patyrę savo kailiu. Tai yra iš asmeninės patirties, ar ne? Tai tau ir nebuvo sunku, bet to tu pakankamai drąsi. Ar yra žmonių, kurie nori pakalbėti? Ką mes įdėsime į jūsų Facebooką? Nėra drąsių žmonių? Siūlo eiti, nes tikrai geriau patirtis. Smagus bus tai prieš ką. Paskui analizuosim visą medžiagą ir galėsim tiesiog taisytis. Ar išgalo ten mergaitę? Ne? Gerai, tada aš pakalbinsiu mokytoją. Ne. Būkit pavyzdys savo moksleivių. Aš būnu visur kitur. Supratau. Tai nėra norinčių? Gerai, tada mes nuo rankos. Žaisim. Nuo rankos. Kartais būna taip, kad žmonės sako, patys pasikviečia, patys ateina, lyg tai rodo susižavėjimą,
Ir paskui sako, jokių, nekalbėsiu, ne. Tai mes tada su Bronislovu žaidžiam žaidimą, na palauk. Kadangi aš turiu plytą, tai aš pagausiu. O aš turiu mikrofoną, kuris panašus yra į plaktuką. Visi toliau slinkas. Ruoškitės. Neturėjot? Na, kokias dabar jausmas? Dieve, kad tik taip prie manęs nekreipė, o ką čia sugalvoja. Ne, aš tai nieko nesakysiu, bet žinot, aš sakiau jums ne veltui. Žurnalistams yra didžiausia sėkmė, kai sako, ačiū, sakysiu nieko, eikit iš čia. Tai mes tokių vaizdų turėsim, jeigu jūs nesakyti. Galim? Labas rytas. Noriu, kad prisistatytum, pasakytum savo vardą, pavardę. Aš esu Benas Žitėlis. Benai, sakyk, kai sužinojai, kad turi ateiti į Šiaurės Lietuvos kolegiją atvirų durų dienas, kokia mintis pirmoji, kuri šovė tavo galvą? Ko jinai yra tikriausiai? Ko esi girdėjęs apie? Ne. Pirmą kartą? Ir koks įspūdis? Nepatiko. Ačiū. Labas rytas. Norėčiau, kad pasakytumėt savo vardą ir pavardę. Esu Erika Jacitės. Erika, sėdi Šiaurės Lietuvos kolegijai. Tai dabar lauki mano klausimo. Kaip jautiesi? Nekaip. O gali pasakyti, kokius pojūčius tu jauti, kas užduoda tą tavo nekaip? Atrodo, kad tikrai gal neateis prie manęs, nepaklaus, o kaip ateini, net nežinai, ką sakyti. O dabar klausimas kitas. Atstovauji Lieporių gimnazijai. Gali pasakyti kelis sakinius apie Lieporių gimnaziją? Iš tikrųjų, gimnazija yra labai jauki. Pasirinkau vien dėl to, kad iš išvaizdos ir ne tik, tiesiog mokytojai labai faini. Ačiū. Prašom. Labas rytas. Labas rytas. Prašom pasakyti savo vardą ir pavardę. Rokas Šimulis. Rokai, ką tu gero gali pasakyti apie Lieporių gimnaziją? Na, tokį reklaminį. Gali ką nors pasakyti? Labai geri mokytojai, taip pat gera direktorė, daug popamokinės veiklos. O ką blogo gali pasakyti? Gal kad... blogo dar nieko gerą netradau. Blogo. Tai pamokas gerai sudėliotas, viskas laikas, tam sutampa. Bėgat iš pamokų? Kartais. O kas už tai būna? Gauname raides po paskutinės mamai. Ačiū. Labas rytas. Pasakykit savo vardą ir pavardę. Emilija Šutė. Emilija, ką tu gali pasakyti apie Lieporių gimnaziją? Gera atmosfera, geri mokytojai, gera klasė. Ačiū. Na ir labas rytas. Koks jūsų vardas? Aš Aistė Ječytė. Kodėl linguojat galvą? Nes bandau prisimint vardą. Klausimas paprastas. Lieporių gimnazija tau. Atradai, atrasi, ką gali pasakyti apie šią mokyklą? Atradau, tikrai atradau, nes ją eit nežadėjau, bet nuėjau ir nesigailiu, nes labai gera atmosfera, draugiški žmonės. Taip. Ačiū. Na ir pabaigai, labas rytas. Labas rytas. Koks jūsų vardas? Akvilė. Akvilė, tau. Lieporių gimnazija. Kas? Mokykla, kurioje aš mokusi ir kur yra geri mokytojai, draugiška klasė ir šį fainą atmosferą. Ko palinkėtum? Mokyklai. Net nežinau, nes ten viskas yra ten labai faina. Viskas. Ačiū. Kaip jaučiatės interviuotojai?
Paplokite savo. Šitą medžiagą. Dabar jau galėsim susivesti ir pasižiūrėti. Ką? Filmuką savo. Tai mes pabandysime iš šitos medžiagytės sumontuoti, reiškia, tokį paprastą klipuką, siužetuką, kurį dovanosime jums ir dovanosime jums kaip prisiminimą, labai trumpą gražų, bet paskaitos tikslas dar tuo paskaita nesibaigia. Ne veltui aš atėjau su Bronisławu ir dabar paprašysiu parodyti, ką kūrė žmonės. Nes interviu tai yra, priejau, paklausiu ar ne kažkokią aktualiją. Bet paprastai žmonės kūrė kažkokius darbus savo. Bronisławas, kada baigė studijas čia, jo baigiamasis darbas buvo kažką sukurti, kažką pristatyti. Tai po to, kada jau pradėjo dirbti, jis sukūrė savo siužetuką, savo filmuką, savo klipuką. Ir aš norėsiu, kad atsirastų priešistorė, kad jis papasakotų, kaip jis kūrė. Ir po to jau jūs galėsite įvertinti. Lengva, nelengva, įdomu. Žinau, kad mes Lietuvoje esame daugiausia kritikai. Mes lengviau komentuojame, kad nepatiko, neįvyko, bet iš principo tam ir kviečiu pasižiūrėti. Tai, Bronisławai, dabar mes truputėlį papasakok apie tai, ką tu kūrei, ir tada galėsime pasižiūrėti, ne? Truputėlį arčiau, kad žmonės girdėtų. Ką aš galiu papasakoti? Tai aš tavęs klausiu, tu padarei kažkokį siužetą. Kaip tau šovė į galvą tokią nesąmonę? Viskas pasakė nesąmonę. Ne, tu papasakok, kaip kilo idėja, kaip jūs, kas dirbo. Beje, jie dirbo kartu su dar vienu Šiaurės Lietuvos kolegija baigusiu studentu, ar ne? Taip. Taip, su Mindaugu Valentinu, kuris taip pat dirba Šiaulių televizijai, ir mes čia esame tokia komanda. Visi iš kolegijos į televiziją, jau suprogramuoti tam esame. Pradėkime nuo to, kad savo laisvų laikų aš mėgstu ne tik filmuoti, kaip žmonės šneka, politikus, įvairius renginius, man patinka filmuoti ir trumpametražius filmukus. Dažniausiai šiek tiek trumpesni yra, negu 15 reikalauja, bet užtenka. Idėja tiesiog prie stalo su kolegom susėdus prie picos ir alaus kilo. Norėjom kažko, kas būtų šiuolaikiška, kad būtų, kaip čia pasakyti, su smūgiu tokiu. Žiūrovas pažiūrėjęs galvotų, tai yra nesąmonė, arba B, wow. Arba nesąmonė, wow. Wow, wow, kokia nesąmonė. Dažniausiai aš dirbu tikrai ne vienas ir tikrai ne su vienu operatoriu. Kiek galiu, susiplanuoju, susirašau tiek scenarijus, tiek ko man reikės, susiplanuojam kokią vietovę, kur filmuosim. Gerai, gali pasakyti, kur vieta buvo? Vieta buvo karjerai. Karjerai, kur tie karjerai? Čia važiuojant link Joniškio, link 20 km. Kuo buvot apsirengę, iš kur gavote rūbus? Tiesiai Pusė moteriškų buvo rūbų. Ir iš kur? Iš mūsų stalčių senų. O ne iš Lapatinų? Ką? Viską atradom pas save. Atradot, nieko nepirkote? Ne, nereikėjo. Nieko nepirkot, ar ne? Ar jūsų siužete buvo veidai grimuoti? Ar jūs patys grimavotės? Paprastai, tai kada mes kalbiname pašnekovą, kuris ateina į studiją, kadangi Bronisławas minėjo, kad apšvietimai yra labai skirtingi, mes būtinai turime grimuoti, nes jeigu mes negrimuojame, kaktos blizga taip, kaip su sviestu būtų patepta. Todėl biri pudra visada yra mūsų rankinukose ir nesvarbu, jeigu vasarą, pavyzdžiui, išvažiuoji net ir lauke, kalbinant žmogų reikia pagrimuoti.
Šiuo atveju ne visi grybavos, tik tais vienas žmogus, bet dėl kitos paskirties. Šiaip mes turėjome debesuotą lauką, todėl tokie dalykai kaip atspindžiai mes vengiam visiškai. Gerai, kokia siužeto trukmė? Siužeto trukmė yra 3 minutės. 3 minutės. Kiek laiko sugaišote, realiai klausia, kiek laiko sugaišote filmuodami? Filmavimas ne, bet buvo ilgesnių. Filmavimas užtruko 2 pilnas darbo dienas. Tai yra 16 valandų, taip? Kiek užtruko montažas? Montažas užtruko šiek tiek ilgiau. Grubiai nepasakysiu, neskaičiavau, bet sakykime, kad apie savaitę protarpiai sėdint, kadangi yra ir darbas kasdienis, tai negaliu skirti viso savo laiko tam. Aš noriu pasakyti, kad jeigu mes rengiame žiniose siužetą 2 minučių, tai aš atvažiuoju į Lieporių gimnaziją, tarkime 10 valandą, ar ne? Mes jau 11, tarkime, grįžtame, čia yra labai greitas susifilmavimas ir pasikalbinimas, tada pusvalandį peržiūriu interviu, dar mes pusvalandį montuojame, mes sugaištame labai minimaliai 2 valandas. Bet jeigu mes kursime filmuką apie Lieporių gimnaziją, mes esame kūrę ne apie vieną aukštąją mokyklą, apie mokyklą, iš Vilniaus esame parsivežę 4 valandas nufilmuotos medžiagos 6 minučių filmukui. Reiškia, mes tada ką turime daryti? Rinkti perlus vaizdus ir karpyti pašnekovus, kad pasakytų esmę. Kartai žmogų pakalbini, įsivaizduokite, 10 minučių, kad išrinktum 10 sekundžių. Tai reiškia, viską tu tiesiog rašai ir braukai ir ieškai to perlo. Na, ir dabar turime karjerus, turime, reiškia, artistus, turime aprangą, turime gerą orą. Kiek žmonių dirbo, kiek jūsų komandai buvo žmonių? Šitam konkrečiam projektui buvo 4. 4 žmonės. Paprastai yra grįžtamasis ryšys. Ką sakė, patiko, palaikino, nepalaikino. Tai koks buvo grįžtamasis ryšys? Vau, kokia nesąmonė. Tik be žodžio nesąmonė. Šiaip buvo labai pozityvus. Daugam patiko, netgi buvau pasiklausęs pas profesionalių žmonių, kurie dar didesnį profį negu aš. Ką jie galvoja. Tu pradedantysis operatorius, taip? Ir montuotas gerai. Žinoma, turėjo šiek tiek kritikos, bet sakė, kad apibendrina, tai iš tiesų padarė kaip gražų darbą. O tu pats kaip vertini? Čia jau yra tokia liga. Kai aš montuoju, tai pastoviai, aš matau klaidas, kurių jūs nematysit, tai man tiesiog jau atsibodo jisai. Supratau. Gerai, ir kada tu jį sukūrei? Praeitais metais maždaug lapkritį. O dabar kokie tavo planai yra? Mano planai yra kitą kurti. Niekur nelaukiu. Supratau. Gerai, tai dėmesio pasižiūrėkim tą 3 siužetą, kur profesionalai nebaišgyrė, o mes papeikim.
savo nuomonę, autorius yra, pats ir vaidina, pats ir filmuoja, ir montuoja. Pasakykit savo nuomonę, būtų visai smagu ją. Pavyzdžiui, man asmeniškai labai patiko pradžia ir pabaiga, nes labai meniškai taip atrodo ir šiaip, aš aišku, kaip neprofesionaliai, tai man labai gražu, aš nemačiau kaip klaidų ten. O kaip tą patiko, tai turbūt irgi visai, kad nors nelabai žiūrėjau šis darbas. Tik šiaip pati mintis labai kažkaip kitaip įsivaizduoju. Šiaip vaikos dėmesį iš tikrųjų nepajutau, kad 3 minutės praėjo, neatsibodo. Kaip tik taikus granai tą laikotarpį 2-3 minutės, kada, manau, žiūrovų neatsibosta žiūrėti. Kaip auditorija? Gal klausimų turėsit? Man gal šiaip labai fainai iš tikrųjų viskas ir tokie, jeigu lapkričio mėnesį padarai tą filmuką, bet čia fainai visą žvaigždžių karų laukia, kaip tik naujo filmo ir tai man gal kovoja truputuko judesio, tos dinamikos, tokios pritrūko, gal kokio salito arba truputį daugiau judesio tarp kovotojų, kaip nors persiverčia arba kažką padaro. Tau tie kuliaviršiai gal iš pat pradžių, kai jie buvo, jų galėjo būti gal ir daugiau, ar ne? Nes tie kuliaviršiai pačioje įžangoje tai rodo, ar ne? Nenorėjom labai save apsisunkinti, nes turime labai ribotą laiką iki 5 valandos, nes tada keičiasi apšvietimas ir kameros pradeda, čia vadinamas tas efektas, kai taškuojas vaizdas. Kameristai irgi žino tą dalyką. Mes norime vengti tų taškavimų, nes juos šalinti yra šiek tiek sudėtinga, todėl apsiribojam su paprastesniais judesiais. O kaip padarėt, kad tie kardai šviestų? Ar turėjo to šviečiančius? Realioj situacijai mes turėjom pasidarę rankenas namuose, garažuose savo ir mes pritaisėm tuos plasmasinius vamzdžius su ryškia spalvom gal. Čia yra dėl vadinamo sekimų. O kompiuteriu mes uždėjom gražiai šviesikės. Užtat montavimas ir truko, ar ne, šiek tiek ilgiau negu filmavimas, matot kaip yra. Ir dar tokie įdomumo dėliai, kaip Bronius minėjo, 3 minutės. Televizijoje mes laiką skaičiuojame sekundėmis. Mums labai dažnai paskambina žmonės ir sako, norim klipo. Sakau, o kokia trukmė? Nu, kokios 5 minutės, sakau, siaubė. Mes skaičiuojame laiką sekundėmis. Dabar, number 1, klipas yra Akropolio reklama. Matėt, kaip plėšia nuo sienų ir spalvos atsiranda. Ir ten yra vienas tekstas, išpakuok pavasarį. Tai šiandien, kaip tik šiuo metu, mūsų kolega Mindaugas, žinot, ką filmuoja Akropolį? Maksimos reklamą. Kaip galvojate, kiek kainuoja Maksimos reklama? Arba Akropolio reklama, pavyzdžiui, ten rūbai. Nuo 15 000 eurų. Gamyba. Už kiek pradėt kokios trukmės? Nu, kiek ten? 15 sekundžių maksimum. Gal aš irgi pradėsiu su tai. Nes kada yra daromas reklamos, tai mes dabar darytumėm reklamą ar ne kokią, tai atvažiuoja 30 žmonių komanda, sako, sienas išdažyti, suolus patraukti, grindis, viskas. Tai kodėl mes kalbam apie apšvietimą, apie kameras, apie montažą. Bet mūsų laikas dėja baigėsi susitikimo, bet aš, kaip ir minėjau, kad mes jums turėsime paruošę ir aš užsirašysiu jūsų kontaktus ir mokytojos, kad mes jums galėtumėm dovanoti ir jūs save galėtumėte įvertinti, pasižiūrėti. Ir dabar dar norėčiau kviesti jūs, jeigu atsirastų žmonių, pavyzdžiui, iš jūsų, gegužės 5-31 dieną vyksta 14 medijų meno festivalis. Jis vyksta Šiauliuose ir ten reikia trumpametražiai filmai konkursas. Aš galėsiu jums persiųsti konkurso nuorodas. Man labai patinka prizai. 500 eurų, 300 eurų ir 200 eurų. O reikalavimai tam filmukui yra originalumas, meniškumas ir techninės filmo subtilybės. Nebūtinai tai turi būti šviečiantys kardai, gali būti ir kitų efektų.
Na ir pristatyti reikia iki gegužės 15 dienos, persiųsiu į jūsų mokyklą ir į jūsų. Ir jeigu jums patiks, jūs galite teikti idėjas ir galite rinktis mus bendradarbiauti ir laimėti nemenką sumą pinigų. Šiaip labai įdomus dalykas, nes, pavyzdžiui, aš visai nesenai irgi aptikau tokį kaip ir konkursą, kad filmuoti irgi filmuką nuo 10 iki 15 minučių prieš diskriminaciją, prasme, kad parodė diskriminacijos žalą ir mes su draugais nusprendėm, kad mes darysime ir jau truputį aptarėm ir po atostogų filmuosime. Ir pasikvieskite mus, mes pasakysime jums kaip ekspertai žodį, ką reikia šiek tiek pakeisti, nes kad nebūtų taip, kaip žinot, nepasitarė protingas žmogus, bet su protingu. Reikėjo su kvailesniu pasitarti, nebūtų pažintys LT išėjusi tokia nesąmonė, to daktaro ieško žmonos. Tai pabaigai noriu, kad mano mergaitės tartų po žodį. Padėko žodį už dalyvavimą, už atvykimą. Mes mokomės viešo kalbėjimo ir man patinka jas truputėlį pamaudyti, nes jos nieko nežino. Ką aš dabar sugalvoju. O aš visą laiką labai daug dalykų sugalvoju ekspromtu. Aš iš tikrųjų noriu pasidžiaugti, kad aš turiu galimybę dirbti su kūrybiškai žmonėm, kurie, aišku, mums tenka mokytis ir nėra tai lengva, bet 99% darbo, vienas talento, sėkmė, noras. Mes iš savo žodyno esame išmetę, nežinau, galbūt rytoj nenori, aš visą laiką sakau, jeigu ne tu, tai yra žodis kitas. Aš labai džiaugiuosi, kad šitie žmonės yra pasirinkę tokią įdomią, labai sunkią, bet įdomią. Žinot, tam turbūt gyvenimas ir yra įdomus, kad jis yra sunkus. Tai labai ačiū už tą, jos yra mano dešiniosios rankos ir aš įsivaizduoju, kad jeigu vyktų kur nors renginys mieste, aš drąsiai galėčiau duoti jų kontaktus ir sakyti, taip, tai yra patikimi žmonės, kurie gali ir pasakyti viešą kalbą, ir paimti interviu, ir galų galę suvalyti, sušluoti šiukšlės po renginio. Tai yra žmonės tie, kuriais aš labai pasitikiu ir labai dėkoju jums šiandien. Mes savo ruožtu irgi norim labai padėkoti visiems, kad atvykot, kad čia buvot, su mumis žaidėt kartu, žaidėt paskaitą ir tiesiog noriu pasakyti, kad jeigu kas nors nori bendrauti, sužinoti daugiau apie kolegiją, apie studijų programą, apie mus, tai tiesiog pasilikit, prieikit, susikeiskim kontaktais, bendraukim ir labai jūsų lauksim visada. Tikiuosi, kad susidomėjot ir pritrauks mūsų kolegiją kažkokiamis specialybėmis jūs. Na, žinoma, dėkojame mūsų dėstytojai dar. Ačiū Jums. Ačiū, aš norėsiu kontaktų, geros dienelės, grįžti gerą nuotaiką ir kad visą laiką nedėtų sėkmės.